Sveiki, gerbiami sekėjai Vilkės ūkio. Šita tema skirta moterims, išskirtinai moterims. Vyrai galit išeiti. Tai va, šiandien viena iš tų dienų, kai darbas sunkesnis. Šalta, labai šalta. Reikėjo kasti dar pastarnokus, dirbti greitai, nes tik tai lėčiau ir iš karto sustingsti. Prisirengti tiek, kad nepajudėtum negali. Na ir pamaniau, kad noriu toms moterims, kurioms galbūt to reikia, perduoti tam tikrą žinutę. Neseniai įrenginėjau gėlyną vienai moteriai, kuri buvo palūžusi ir dabar stojasi ant savo kojų. Palūžusi dėl to, kad tiesiog jai buvo įteigta per daug metų, kad jinai nevertinga, kad jinai kažkokia netokia. Tiesiog jai nepasisekė su antra pusė. Ir noriu pasakyti, kad ir aš perėjau tą kelią, tik gerokai seniau. Perleidau per save, atsistojau ant savo kojų, pradėjau ūkininkauti. Ir noriu pasakyti, kad dirbti sunkius darbus kartais labai vertinga. Moteriai kartais labai vertinga, nes tai stiprina. Tai nėra vyriškumo ugdymas savyje, toli gražu ne. Aš tikrai nesiruošiu tapti vyru, bet dirbdama savo šitą darbą, ūkininkaudama, aš labai sustiprėjau. Ir noriu perduoti šitą žinutę toms moterims, kurios nedrįsta kažkaip ištrūkti iš kažkokios tai auros nepasitikėjimo savim, savo jėgomis, kažkokio melo, kuris galbūt buvo joms pasakytas, įteiktas, kad jūs čia silpnos, kad jūs nieko čia be kažkokių stiprių ten vyrų nesugebėsit, nepadarysit, kad jūs čia niekam tikė, kad jūs tik vaikų vairuotojomis galite dirbti. Jo, dabartinė labai gili problema, aš pati tą matau, aš matau, kad miestuose daug labai talentingų, gražių, stiprių moterų tiesiog aukoja save, dirbdamos vaikų vairuotojomis. Paskui tie vaikai užauga, išpuiksta, ateina ir drebia purvą mamai į akis. Aš su tuo susidūriau ir ne vieną kartą. Tai noriu pasakyti, kad mane va šitas sunkus mano gyvenimo etapas, kalbant apie darbą, tai, ką aš darau, yra sunku, labai sunku. Šiuolaikinių dauguma, netgi vyrų, vengtų tokio darbo, tokios veiklos, tokio verslo kaip velnės kryžiaus. Bet aš susitvarkau. Ir dar nemačiau vyro, kuris dirbtų tokius va darbus, kuriuos tenka čia padirbėti pas mus ir nezystų. Tai moterys mes žymiai stipresnės, negu mes galvojame apie save, negu priprasta kažkaip sociumo galvoti. Man neseniai, ar aš kažkur išgirdau, ar kažkas pasakojo, kodėl čia tai kažkas taip sugalvojo, kad moteris turi būti namuose, prie puodų, prie vaikų užpakalių ten būtinai, o nerealizuoti save ten, kur jinai stipri, kur jinai atsiskleis. Tai pasirodo, tai atsirado tada, kai buvo sunkus laikai ir kai įvyko tiesiog darbų pasidalymas. Kai kiekvienas pasidalino daryti tai, kad būtų lengviau visiems. Ir savo realizaciją, savo svajonės, savo pašaukimus turėjo atidėti į antrą, trečią ar dar ten kažkurį kelintą planą. Tai moteris be abejo tada daugiau naudinga buvo namuose, o vyras išorėje. Bet tai nereiškia, kad tai yra norma. Tai nereiškia, kad visos tokios turi būti. Ir šiandien dirbdama tuos sunkius darbus, mes su viena kolegė, su mergina rovėm pastarnokus, 2 vaikinai kasė, dieną prieš tai mes dviese su ta mergina kasėm. Ir mes susitvarkom, ir mes susivežam mergos. Čia šitam ūkyje, žinokit, dirba beveik vien mergos. Vyrų buvo, bet iškrito, palūžo. Dabar tokie epizodiniai būna vyrai. Ir galima sakyti, Vilkės ūkis tai moterų ūkis. Taip, ir žinokit, mes susitvarkom. Mes galim daug daugiau, negu mums buvo įdiegta taip manyti, kad mes silpnesnės. Nieko panašaus. Bulves pakuojam, ne į 25 kg maišelius, kad nešiotumėmės, o į 15. Morkas irgi, visas kitas daržovės irgi. Dėžes nešam dviese, ne po vieną ir nepersitempiam, išvaržų neužsidirbam ir susitvarkom. Ir panašiai. Aišku, reikalingi vyrai tam tikrose srityse, kur jau trūksta paprasčiausios jėgos moteriškose rankose, tada pasikviečiam vyrus. Tai kalbant dar apie moters vietą sunkumų pasaulyje, aš manau, kad ribų nėra jokių.
klausyti savo širdies ir jeigu ten pas kažkurią iš moterų, kuri klauso dabar, yra kirba kažkur viduj ten, nu, vat aš noriu irgi turėti, gyventi ant žemės, ant savo žemės, auginti gėles, daržovės, vaisius, uogas, ten gyvuliukus, dar kažką, tai vištas galų gale, nu ir eik į tai, ir nelauk, kol tas vyras ten susigalvos irgi kartu eiti, nesulauksi. Eik drąsiai viena, nes aš irgi viena ėjau. Viena, su kastuvu pradėjau ūkininkauti viena, kažkada tai buvo. Tai visoms moteriams stiprybės, šviesos ir tegu per jūs teka ta gyvybės energija. Iki.